atsitinka, kad komanda... Kad varžovai kitaip pradeda žaisti. Tiek mums kaip blogai, kad pralašiu 10 taškų, imi minutę, sakai, ką daryti, tai agresyvesnė gynyba, tai kažką keiti lygiai taip pat varžovai. Ir čia ir pasireiškia tas sugebėjimas ar mokėjimas nepamesti ritmo, sakysim, kitaip pradeda dengtis. Tai pritrūko. Aš tai į klausimą tiek gerai, o pasakysiu tai savo nuomonę. Aš galvoju, kad mes gan neblogai žaidėm, mes blogai pradžią žaidėm, mes per švelniai, mes geri vyrai. Aš sakiau, aš jūs vaikais vadinu, bet išeinant į varžybas. Bet dabar išeinant, ir aš noriu jūs vadinti gladiatoriais, aš noriu jūs kariais vadinti. Taip nepavyko iš karto. Kad jie suvyriškėtų ir būtų daug griežtesni iš pradžių. Aš sakiau, kad jie metikai, jie yra taip kaip lietuviai, čia kalbėti. Daugiau metai iš toli, negu kad akcentuoja tokį amerikietišką žaidimą individualiai po krepšiu. Tai lyg tai ruošiamės, bet per švelniai. Iš pradžių paleidom ten tą mažiuką, žinojom, kad jis svarbiausias žmogus, ir Derekas taip nesitikėjo, jis dabar gailėsi, ten sakau, galva, kad čia liūdai ir viską praeitį daryti išvadas į priekį. Kad reikėjo vieną kitą baudą daryti, bet nereikia išmesti metimą. Kai žmogus pasiimta gerai, paskui jau jos nežinau, kaip reikia stabdyti. Tiesiog man taip atrodo, kad jiem sėkmingai diena. Pataikė ir sunkiais momentais, ir beviltiškus tokius metimus, ir didelis, ir boisai, ir ne taip, kad vienas tik tai žmogus metė. Nes pasijuto mūsų vyrai, kad mes namuose žaidžiam, mes neturim kur trauktis, tai tada, kada liko tokia mažesnė sudėtis, agresyviau žaidžiam, rizikuojant, kaip pasakiau, reikia žaisti, rizikuojant jau mūsų patrauktis. Tai pabaiga buvo tokia ir reikėjo, kad varžovam mažiau pasisektų, nepataikytų paskutinę sekundę, paskutinį metimą iš krašto. Galėjom siekti pergalės, bet aš pripažįstu, kad varžovai nuo seno, jeigu pamenat, nuo Žalgirio Cibonos laikų, kroatai mums buvo tokie varžovai, verti pagarbos, tai tipiška tokia komanda, kaip aš jau sakiau, pataikantis, protingai žaidžia, palaikė, nuvirta, taip toliau, su vaidyba, geri snaiperiai, bet aš galvoju, kad visą laiką taip negali būti. Nematau jokios persvaros važiavus į svečius. Turėkit vilties, nenusiminkit, kaip sakiau, pralaimėjom, bet jauskitės, kad esat nugalėtojai, todėl kad kovėtės iš tikrųjų, aš už didesnę dalį juos giriu, o pradžia tokia buvo per švelniai, bet mes esame geri žmonės. Šiandien žaidė auklėtiniai geriau negu išvyko, tai gal per kitas rungtynes bus visiškai viskas gerai? Gal geriau. Reikia tikėti. Gal geriau, gal jie patys, gal matė, kaip Arvydas kalba, aš matau, kad dar norėjau įsikišti kažkokį tai sakinį, bet leisiu žmogui pasireikšti, jeigu jisai pats auga, jisai pasakė, kad aš pirmą kartą tokiuose varžybose, jis nežino, ką pasakyti. Įsivaizduokit, kaip aikštelė reikia jausti. Grupės varžybose, kol viskas nebaigta, yra nebaigta. Nebaigta, todėl kad matėte, dabar futbolo yra tokia grupė. Kur Barcelona, Interas, Rubinas žaidžia, Kijevo, Dinamo, tokios grupės. Ten iki paskutinio turo ten nebus aišku, kurios komandos pateks. Kitos jau senai viskas įsiaiškina. Aš galvoju, kad mūsų grupė yra krepšinė, va šita grupė tokia, kad neaišku, ar Zadaras laimės, ar Jeruzalės komanda. Arijos dar nematėm, dar nesužaidėm, bet man asmeniškai tai sunkiau buvo šitos varžybos negu Izraelio. Izraelio mes dar pirmą žaidėm, mes visai tada išvyko, tai čia vyrai daugiau kovės, bet varžovai tokie. Kad aš nežinau, kaip įsivaizduoti. Kaip paaiškinti tai, kad varžovai atsikovoja puolime 13 kamuoliukų, jūsų visa komanda gynyboje 14 kamuoliukų? Pasverkim svorius, ūgius ir šiek tiek bus aiškumo, kodėl taip atsiko. Kiek mes atsikovojame? Jūs gynyboje 14, jie puolime 13. Praktiškai gynyboje? Ta prasme, po savo krepšių praktiškai lygus skaičius 13-14. Tai gerai ir blogai?
Jeigu Varžovai pusę kamuolių Pusę atsikovoja kamuolių po paima krepšiu. Varžovai. Po mūsų? Taip. Ai, jie, o kiek mes po jų? Tai reikia lyginti, kiek jie po savo krepšių ir mes kiek po savo, kiek jie po mūsų, kiek mes po jų. Ne, bet kuriuo atveju tai, kad jie daug atsikovojo kamuolių. Mesgi žaidėm mažesnį sudėtim, tai natūralu, tai reikėjo čia pasiaukojant, kautis ten Derikui ir dar kažkas su Deividas, ten nesidėjai, kad Boisė yra kovotojas, jis žaidė Eurolygoje, jisai patyrė žmogus ir trenerių mano priešaniškus ir apsorišką dalyką. Mintis prieš kitas rungtynes. Prieš kitas? Panevėžį. Ne, prieš kitas Europos taurės. Tai mes apie Panevėžį dabar galvojam. Dabar pirmiausia galvojam rytoj. Sekantį treniruotę taisom klaidas. Žiūrėjom, kaip pakelt mūsų agresiją, potenciją. Klausimas iš kitos operos dabar. Tai dėl tos Lenkijos rinktinės. Vakar, kaip ir buvo aišku, kad jūs kandidatuojat, šiandien Lenkai paskelbė jūsų nebėra sąraše. Kaip ten ta situacija yra? Čia šituose pakvietimuose dalyvavo, bendravo mano agentas ir aš asmeniškai nebendravau. Nežinau, aš su juo dar nekalbėjau, bet taip yra. Aš pasakiau tik tokį sakinį, kad aš ne prieš ir man malonu, kad esu kažkam tai reikalingas, kad manim domisi. Tuo labiau čia ne klubo, o šalies trenerių, bet ir pasakiau jam, kad jeigu bus konkursai, ačiū, jau buvo konkursai Lietuvoje ir yra kažkoks nesąmoningas trenerių rinkimas, jeigu renka pagal kitas savybės ir aš sakiau, ten jokių nereikalingo popierių, aš nieko nedalyvauju. Reikia, galim bendrauti, galim kalbėti, galim taip toliau. Tai gal dėl to jie, kad ten kažkoks terminas, dar kažkas buvo. Žodžiu, aš tiesiog nebendrauju.